Projekto tema yra Europos vandens studija. Šiame projekte dalyvauja 8 šalių. Pagrindinis mūsų tikslas, aišku, bendravimas su vaikais, mokytis bendrauti ir spręsti tą problemą, kaip ir visam pasaulyje, vandens užterštumu. Ir mes visą veiklą integruojame į pamokas, vyko įvairūs pokalbiai, diskusijos, kas liečia vandenį, ekskursijos, piešinių konkursai, laivų gamyba, apie vandens transportą daug kalbėjome, ir visom vandens temai. Ar reikalingi tokie susitikimai įvairių šalių mokinių ir ką duoda, kad mums, prieniškiams, šitą patirtis? Daug kartų esu kartojęs ir sakęs, kad tikrai reikalingi ir labai naudingi. Ir visuomet skatino mokyklas dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Visų pirma, tai atveria mums duris į pasaulį, mums padeda jaustis pilnaverčiais pasaulio žmonėmis, ne vien tik tais Lietuvos ar Prienų. Tai skatina draugavimą tarp skirtingų tautų jaunimo, galiausiai ir suaugusių. Tai yra ir mokytojams tobulėjimas ir augimas pedagoginė ir kita prasme. Aišku, savaime labai svarbus momentas yra kalbų mokymasis. Tiek jaunimas gali lengviau bendrauti ne vien savo gimtąją kalbą, bet tobulinti užsienio kalbų žinias, ne vien tik anglų, bet ir kitų. Ir taip pat, aišku, savaime ir mokytojams, nes mūsų lietuvių viena savybė. Mes labai sunkiai pradedam kalbėti svetimą kalbą, persilaužti yra be galo sunku, o tokie projektai tai yra puikiausia galimybė tai padaryti. Proga pamatyti save, proga susipažinti su kitų patirtim, pasitikrinti, pasimatuoti, ar tu esi vertas būti kartu su jais ir smagiausia, kad ligšiolinė patirtis rodo, kad tikrai esame verti, turim ką parodyti. Ir mes neblogesni negu tie, kurie atvyksta iš kitur. Tikrai jokių būdų ne. Todėl ir sako kolegiai, pasimatuot, kartais tam pasimatavime pamatai, kad tu esi geresnis ir tu turi patirties, kurią gali pasidalinti su kolegom iš užsienio. Dažnai būna svečių, iš užsienio taip pat. Tačiau, kad vienu metu net iš 7 Europos šalių čia salėje tikrai to dar nėra buvę. We enjoy meeting guests from different countries and guests come to our school. But to have so many guests from 7 countries at one time in the assembly hall is a big event for our school and great honor. Labai džiaugiamės, kad projekto delegacijas pagerbė ir surado laiko atvykti Vokietijos mokyklos meras Gerhardas. We are really very honored to give reception, perhaps to meet the mayor of Rinslaben, of the town where the school is situated and the school coordinator of our project. Mokyklų direktoriai iš Vokietijos. And Peter, of course, the head teacher, Peter. So, and Richard, the head teacher of Poland, from Polish school. And from Italy, where is the head teacher? Could you please, Francesco? Ir šiandien jau mes esame visa didelė komanda. Ir nuo šiandien prasidės sunkus darbas, kurį vykdys koordinatoriai. So now we are all here. Everyone has arrived. The last to arrive were Italians, and we met them at midnight yesterday. But now we are all here, and the work will begin. We had very nice time, sang songs. Now the coordinators will start working today. Tuo tarpu mokytojai, projekto dalyviai ir
šiandien galės aplankyti Birštoną. And pupils, participants of the project, teachers of course, will have opportunity to visit Birštonas and to get a closer look at Birštonas.